Taip, dabar paklausimai, pareiškimai. Tai pirmiausia, Loreta Kuderinė. Gerbiami kolegos, noriu perskaityti pranešimą, kuris yra skirtas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkiai. Gerbiami kolegos, prašau paklausyti, gerbkime vieni kitus. Irenai Degutieniai, nesigirdi? Dabar girdisi. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irenai Degutieniai, Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Algiui Čaplikui dėl Lietuvos ligoninių tinklo pertvarkos projekto. Kauno miesto savivaldybės tarybos narius, viešosios įstaigos Kauno Raudono kryžiaus klinikinės ligoninės RKKL vadovus ir darbuotojus, Kauno miesto gyventojus sujaudino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos SAM parengtas Lietuvos ligoninių tinklo pertvarkos projektas, kurio viena iš priemonių yra Kauno miesto savivaldybės įsteigtos RKKL prijungimas filialo teisėmis prie viešosios įstaigos Kauno medicinos universiteto klinikų KMUK. Siekdami gyvendyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldo įstatymo suteiktas teises ir vykdydami šiame įstatymė numatytas pareigas, Kauno miesto gyventojams pateikėme pastabas ir pasiūlymus dėl projekto. Pirmiausia, atkreipėme dėmesį į tai, jog projektas nesulaukus suinteresuotų institucijų pasiūlymų ir pastabų 2009 m. rugsėjo 21 dieną buvo svarstytas Lietuvos Respublikos vyriausybės posėdyje, kuriame SAM buvo įpareigota rengti atitinkamus teisės aktų pakeitimus, reikalingus pristatytosios vizijos įgyvendimui. SAM teigia, jog projektas yra susijęs su apskričių naikinimu ir ekonominė situacija, tačiau mums nežinomi planuojamų pertvarkymų motyvai, viešai nepateikti argumentai ir šių pertvarkymų įgyvendinimo išlaidos. Kas galėtų paneigti, jog prisidengiant apskričių reformą norima sudaryti galimybę KMUK sunaikinti vieną seniausių Lietuvos gydymo įstaigų, teikiančio aukščiausio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, trečio lygio suaugusių ortopedijos, traumatologijos ir intensyviosios terapijos, antrinės stacionarinės, pirminės ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas. Pritarimas šios įstaigos prijungimui prie KMUK būtų paciento teisės pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą, sveikatos priežiūros įstaigą, nepriklausančią ar priklausančią Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai pažeidimas. Be to, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnis draudžia viešojo administravimo subjektams priimti sprendimus, kurie teikia privilegijas ar diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupės, ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumą atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Projektas LRF sprendimu jau pradėtas įgyvendinti, nederinus RKKL prijungimo klausimo su teisėta šios ligoninės savininkė Kauno miesto savivaldybės taryba ir neišanalizavus tokio sprendimo įtakos ligoninės kolektyvui ir Kauno miesto bei aplinkinių rajonų gyventojams, mielai besirenkantiems šio gydymo įstaigoje. Kauno miesto savivaldybės taryba 2006 m. vasario 23 sprendimu numeris T55 dėl sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo nusprendė nepritarti RKKL prijungimui prie KMUK filialo teisėmis ir pasiūlė SAM RKKL reorganizavimo klausimus palikti spręsti įstaigos steigėjai Kauno miesto savivaldybės tarybai. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog panaši situacija kartojasi jau ne pirmą kartą. LRV strateginio planavimo komiteto 2005 m. lapkričio 9 sprendimu, 2007 m. rugpjūčio mėnesio SAM sprendimu
buvo bandoma RKKL prijungti prie KMUKo. Maža to, 2007 metais buvo planuojama parduoti RKKL pastatus ir gautas lėšas skirti KMUKui. Kauno miesto savivaldybės taryba dėl šių sprendimų yra pareiškusi griežtą nuomonę. Visi sprendimai susiję su kauniečių sveikata ir turtu negali būti priimami nepasitarus su teisėta miesto valdžia. Tai mums viešai pažadėjo tuometinis ministras R. Turčinskas. RKKL prijungimo prie KMUK klausimas svarstytas RKKL gydymo tarybos posėdėje ir su ligoninės kolektyvu, dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės merui Andriui Kupčinskui, mero pavaduotojui Algimantui Kurlavičiui ir Kauno miesto savivaldybės tarybos socialinių sveikatos ir šeimos reikalų komitetui. Planuojama RKKL prijungimui prie KMUK nepritarta. Šiame rašte išsakytai nuomoniai pritarta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 metų rugsėjo 24 dienos posėdėje. Pasirašo savivaldybės meras Andrius Kupčinskas. Tokį teikiame projektą, jeigu kitokių pasiūlymų nebūtų. Jeigu siūlome, jeigu tarybos nariai turi kokių pasiūlymų, galime tiesiog padaryti pataisimus, bet mūsų komitetas važiavo, kartu vicemeras ir meras ir bendrame sustikime su būtent Raudono kryžiaus ligoninė buvo priimtas toks sprendimas. Ačiū gerbimai komiteto pirmininkė. Aš manau, kad socialdemokratų frakcija kaip tik to klausimu taip pat turi pasiūlymų. Prašau, Žaneta Klebanskai. Gerbiami tarybos nariai, socialdemokratų frakcija siūlo aiškesnį ir tikslesnį alternatyvų variantą, tai prašau išklausyti, dėl Lietuvos ligonių tinklo pertvarkos projekto. Kauno miesto visuomenė ir Kauno miesto savivaldybės taryba abejoja sveikatos apsaugos ruošiamų gydymo įstaigų tinklo pertvarkymo planu, kuris nebuvo derintas su Kauno miesto ir regiono gyventojais atsakingais asmenimis. Prašome Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovą atvykti į Kauno miestą ir paaiškinti visiems suinteresuotiems šio plano teigiamas ir neigiamas pusės, jį suderinti ir tik tada priimti bendrą sprendimą dėl visų Kauno mieste esančių gydymo įstaigų pertvarkos ir tolimesnės veiklos. Ačiū. Ačiū kolegos, aš ir socialdemokratus raginčiau, kad sujungti tuos du pareiškimus, jie viens kitam neprieštarauja, tik tai atsiranda daugiau prašymų atvykti dar į Kauną, paaiškinti, paanalizuoti, tai aš manau, juos tikrai galima suderinti ir sujungti. Taip, aš manau, kad galėtume sujungti. Beje, mūsų paskutinėme mūsų komiteto posėdį irgi buvo toks pasiūlymas pasikviesti ministerijos atstovus, tai aš manau, kad apjungiant tai yra labai gera pozicija. Gerai, sutarėm. Ir jeigu sujungtumėm... Kas turi būti atstovai iš... Tai, žiūrėkit, sutarėm, kad... Tai mes kreipsimės į ministrą, taip mes planavom, bet jeigu, nežinia, jeigu atvažiuos. Sutarėm, tai raštas irgi būtent paruoštas sveikatos apsaugos ministrui. Kolegos, neveskit monologo. Aš siūlau, kad Loreta Kudarinė su Kęstučiu Kriščiūnu ir galiausiai suderins sekretoriatas ir tada, jeigu nieks neprieštarauja, aš tada siūlau bendrų sutarimų pritarti šiam pareiškimui ir tada paleisti į gyvenimą. Tinka? Gerai. Toliau kiti pareiškimai. Prašau, Arvydas Garbaravičius. Aš papildyti šitą pareiškimą. Man jis labai patiko. Patiko toks patriotizmas ir tai, kad norime mes kažką iškviesti. Ar jūs suprantat, kad išsikvieskim pradžioj Pundzių ir Raudono kryžiaus ligoninės gydytojus, kad jie papasakotų. Tarybos nariai 80% nėra skaitę, kas ten vyksta. Aš skambinausi į ministeriją ir ministerija yra priėmusi sprendimą ir šitą sprendimą laiminosi vyriausybė. Tai jeigu jūs norit pakeisti ką nors, tai tada įsikvieskit patį premjerą. Gerai, Marius Panceris, prašau. Noriu informuoti, kad mūsų frakcija buvo pasikvietusi savo posėdį Raudono kryžiaus direktorių, poną Mazurkevičių, ir tą informaciją išklausė iš pirmųjų lūpų. Mums ta situacija yra aiški, o tai, ką daro ponas Garbaravičius, tai aš manau, jis paprasčiausiai gina savo partijos narį ministrą Čepliką. Tai ačiū. Dabar kiti pareiškimai, prašau. Tada